Žemė greičiau sukasi. Ir kai žemė greičiau sukasi, žmogus nebeišlaiko pusiausvyros. Griebiasi už širdies. Reikalingi augalai, kurie turi antioksidantus, kaip tokie gudobelės antioksidantai, kurie, reiškia, sugeba mažinti uždegiminius procesus kraujotakose. Reikia augalai, kurie nuramina nervus. Varputis, muskatas, valerijonai. Širdies veiklai žiūrint, mes vėlgi kompleksiškai turim žiūrėti. Kada mes sakom, kad kraujažolė labai gerai, vien į ją žiūrėti, negalvojant, kad ten reikėtų dar pridėti muskato kokio, ar galų gale adaptogeno, nes tau yra jau 42 ir daugiau metų. Tau jau prisitaikymas prie aplinkos trinka, tai tau reikia ir tų medžiagų, kurios turi, sakykime, lytinius hormonus, antikščių hormonus. Tai jeigu mes kalbam apie širdies preparatus, mes turime vėlgi eiti tuo pačiu ratu, gerinti kepenų darbą, ne? Koks nors pankulis, kad randa vingiorykštę, kuris skystina kraują. Toliau mes einam į virškinimą, skrandį, blužnį ir kasą, pipirai, kmynai, krapai ir pankuliai. Toliau einam, reiškia, plaučių sistemą, debesylą, rabarbaro šaknis, imbiras. Ir toliau einam prie inkstų. Ir mes į tą patį širdies mišinį mes dedam ir vaistus inkstų sistemai gerinti, stiprinti. Mes, reiškia, veikiam per įvairias sistemas, veikiam tiesiogiai kraują ir veikiam į širdį ir net ir į smegenis. Tokiu būdu mes tą mišinį ir suformuojam.